aš jaučiausi tiesiog įpuolusi į duobę ir aš negaliu iš jos išlipti. Ir aš bandau iš jos išlipti ir nesigauna. Jeigu tu jautiesi taip, aš noriu šiandieną paraginti tave. Todėl, kad įmanoma išlipti. Sveiki, šiandieną noriu pakalbėti apie aplinkybės. Ar jaučiatės įkalinti aplinkybių? Kad aplinkybės yra ne tokios, kokios jums patinka, jums negerai, jums nepatinka, kaip eina jūsų verslas, jums nepatinka, kaip eina jūsų gyvenimas. Bet tokios aplinkybės, tu negali prasibrauti pro aplinkybės. Taip jau yra. Dažnai mes galime tą girdėti ir esu be abejo pati girdėjus ir gyvenau tokios aplinkybės, kai atrodė, kad aš negalėjau iš jų ištrūkti. Kai praradau kojas, būdama 22 metų Lietuvoje, Vilniuje, ir ranka buvo paralyžiuota ir aš tiesiog atsiradau kalėjime, aplinkybių kalėjime. Aš negalėjau išeiti iš namų, kadangi buvo laiptai tam, kad išeiti iš namų. Ir tada Lietuva ir Vilnius nebuvo pritaikyti vežimėliui žmonėms su negale. Ir aš tiesiog sėdėjau namie, sėdėjau kambary. Aš nekenčiau, kai mane išnešinėjo ant rankų. Ir aš pati dažniausiai norėdavau tiesiog būti namie, kad man nereikėtų praeiti pro dar vieną akimirką suvokimo, supratimo, kad aš nebeturiu kojų. Ir kad aš negaliu būti tokia, kokia aš buvau. Ir tiesiog aš buvau namie visas šventes, vasarą, lietų, sniegą, saulė, gražų orą ir negražų, aš visą laiką sėdėjau namie. Ir aš jaučiausi tiesiog įpuolusi į duobę ir aš negaliu iš jos išlipti. Ir aš bandau iš jos išlipti ir nesigauna. Jeigu tu jautiesi taip, aš noriu šiandieną paraginti tave. Todėl, kad įmanoma išlipti. Yra iš tikrųjų įmanoma. Labai daug priklauso nuo mūsų įsitikinimo. Apie ką aš kalbu, suprasite žinutės eigoje. Kai buvo kažkur tai 1,5 metų po autoavarijos, kai mes važiavome pas tetą pailsėti, tetą Silvą, tai buvo pas jūs Gerviškėse, toje sodyboje įvyko didžiulis stebuklas, kuris nuo tada ir prasidėjo mano didžiulis gyvenimo pokytis, transformacija, būtent Gerviškėse, 2001 metų vasarą. Ir tada mes važiavome pailsėti. Ir tam, kad turėčiau ką veikti, aš pasiėmiau knygą apie psichologiją. Man labai įdomu buvo žmogaus elgsena, psichologija ir man tiesiog tai buvo idealu paimti tą knygą. Ir vienu žodžiu, tenai aš pradėjau skaityti ją ir beskaitę knygą aš atėjau link skyrelio apie depresiją ir galvoju, depresija, įdomu, kaip čia žmonės jaučiasi būdami depresijoje. Niekada nebuvau depresija, aš nežinau, kaip jaučiasi žmonės depresijoje. Ir pradėjau skaityti tą skyrelį ir žinokit, man tiesiog atrodė, kad mane kiaurai perverė tie žodžiai, ką aš pradėjau skaityti. Atrodė, kad autorius rašė apie mane. Tarsi jisai žinojo, kaip aš jaučiuosi ir jisai parašė knygą. Beskaitydama tą skyrelį aš suvokiau, kad aš ne tik depresijoje, aš gilioje depresijoje. Aš net nežinojau, kad aš buvau depresijos būsena. Man atrodė, kad tai yra normali būsena. Netekus kojų, netekus rankos, pastoviai uždaryta namie. Aš bandau ištrūkti iš tų aplinkybių, nesigauna. Tai yra normalu, kad aš taip jaučiausi. Bet kai aš paskaičiau tą knygą ir aš suvokiau, kad tai yra sunki padėtis, man labai nepatiko ta diagnozė, nes dar prieš avariją su mano geriausia draugė Renata, prisimenu, mes labai dažnai juokaudavom,
suplyšo pėdkelnės, oi, man depresija. Tada mes tiesiog juokaudavome, nes mes nežinojome, kas tai yra depresija ir tiesiog iš nežinojimo darydavom tokius juokus. Jokių būdų nesijautė iš žmonių su depresija, aš pati joje buvau, aš žinau, koksai tai yra monstras ir žinau, kaip yra sunku iš jo išbristi. Bet įmanoma iš jo išbristi, aš iš jo išbridau, tos Dievas aš pasidalinsiu kitose artimiausiuose video, bet aš noriu tuo pačiu ir įkvėpti, kad jisai yra nestipresnis negu jūs, iš depresijos iš tikrųjų galima ištrūkti, sunku, bet įmanoma. Tad tą akimirką man labai nepatiko ir aš susiėmiau tiesiog už galvos, kaip aš atsidūriau čionai. Savo gyvenime, depresijoje, gilioj depresijoje. Aš net nežinau, ką daryti, kaip su ta depresija elgtis, kaip ją gydyti. Ir man atrodo, ar sekančią dieną, ar ten po pietų, tos dienos popietę, man tėvai padėjo atsisėsti ant žolės ir vieną akimirką mama atnešė man saują uogų ir obuolių ir sako, va, dukryt, pažiūrėk, ką tau pririnkau. Ir tuo pačiu metu manyje buvo du labai stiprus jausmai. Vienas tai buvo dėkingumas už mamą, už mano šeimą, kad jie buvo su manimi. O kitas jausmas buvo didžiulis skausmas iš nevilties. Ir tą akimirką aš tiesiog mintyse viduje tiesiog šaukiausi, Dieve, nu nejaugi visą gyvenimą, va taip va ir bus. Kad aš negaliu netgi nueiti pasiimti kažko tai, kad aš negaliu nusirinkti uogų, obuolių nusiskinti, kad mama turi man nuskinti atnešti. Dieve, nu nejaugi taip toliau visą gyvenimą aš gyvensiu. Ir tą akimirką manyje kažkas tai įvyko. Atrodė, kad man prašviesėjo, kažkas taip nuėmė nuo akių, tarsi kažkokia tai, kas buvo užlipdyta, ko aš nemačiau anksčiau. Ir aš suvokiau, palauk minutę, šitos aplinkybės, kuriuose dabar esu aš, buvo sukurtos autoavarijos. Prieš tai aš turėjau aplinkybės, geras aplinkybės, džiaugiausi gyvenimu, bet jos pasikeitė. Jas pakeitė įvykis, jas pakeitė autoavarija. Tai palauk. Taigi aš galiu irgi imtis veiksmo, padaryti dirbtinai kažkokį tai įvykį ir lygiai taip pat pakeisti ir šitas aplinkybės. Aplinkybės nėra amžinos, jos gali pasikeisti. Taigi jeigu aš sąmoningai, apgalvotai imsiuosi veiksmo, sėsiu už mašinos ir sąmoningai darysiu kažkokius tai veiksmus, tos aplinkybės vėl pasikeis. Ir jos negalės, jos tiesiog nesugebės išlikti tokios pačios, jeigu aš sąmoningai jas keisiu. Žinokit, manyje tada atrodė kažkas tai įkvėpė gyvybę manyje. Aš įkvėpiau naujų jėgų naujam gyvenimui. Aš suvokiau, kad aš galiu pakeisti, aš galiu viską pakeisti, kas man dabar nepatinka. Ir aš tą akimirką pasiryžau viską pakeisti. Kad nereikėtų mamai eiti ir skinti man uogų ir obuolių, kad aš galėčiau pati nueiti jos ir nusiskinti, kad aš galėčiau gyventi visavertį gyvenimą. Ir tada aš pradėjau klausti savęs klausimų, pravedžiau coachingo sesiją, dar tada coachingo iš viso net nebuvo, iš viso tokios koncepcijos, bet aš tiesiog pati savęs klausiau, koks turi būti gyvenimas, kad tu nebūtum depresijoje. Aš noriu pati išeiti iš namų, kad manęs nereikėtų niekam išnešinėti, kad aš galėčiau eiti į darbą, kad aš galėčiau būti naudinga kitiem, galėčiau išeiti su draugais kur noriu, leisti laiką su jais, kad aš galėčiau būti naudinga kitiem.
Aš noriu gyventi, aš nenoriu egzistuoti uždarytą kambaryje, būnant neįgali, girto vairuotojo auka. Aš nenoriu būti to. Aš noriu gyventi. Ok. Kokios yra galimybės tą padaryti? Kokiu būdu tu galėtum sukurti tokį gyvenimą? Kokie yra būdai? Galimi būdai. Ir tą akimirką aš pati savo atsakiau, taip gyventi, kaip aš noriu, man reikia galėti išeiti iš namų. Vienintelis būdas galėti išeiti iš namų – turėti kojas. Gerai. Ką tu turi konkrečiai padaryti? Konkrečiai treniruotis, vėl grįžti prie treniruočių, lavinti savo vaikščiojimo įgūdžius, tam, kad aš galėčiau išeiti iš namų, tam, kad aš galėčiau grįžti į darbą, tam, kad aš galėčiau gyventi visavertį gyvenimą. Gerai. Ir tada uždaviau savo, nuo ko tu pradėsi, kada pradėsi, konkrečiai. Ir aš savo pasakiau, grįšiu po atostogų namo į Vilnių, iš karto, sekančią dieną, stojusi protezus. Viskas. Pati su savimi padariau sutartį, susitariau, nusprendžiau, tai yra padariau vidinį sprendimą. Ir tas vidinis sprendimas yra toks, kuris nepriklauso nuo nieko. Ir toliau istoriją tęsiu kitose video, bet noriu pasakyti, kad nuo tos akimirkos mano gyvenimas pradėjo keistis, radikaliai keistis. Šiandieną mano gyvenimas yra radikaliai pasikeitęs. Aš galiu išeiti iš namų, kada noriu, manęs nereikia išnešinėti, dirbu, keliauju, gyvenu visavertį gyvenimą. Kodėl? Todėl, kad nuo tos akimirkos aš pradėjau laužti standartus, aš pradėjau brautis pro aplinkybių sienas. Aš pradėjau eiti prieš aplinkybės, aš pradėjau savo veiksmų keisti aplinkybės, kurios laikė mane įkalinusią. Mano įsitikinimas pasikeitė. Kol aš gyvenau su tokiu įsitikinimu, kad aš esu įkalinta aplinkybių, kad aš negaliu nieko, ko man aplinkybės neleidžia, aš ten ir sėdėjau uždarytą kambaryje. Bet kai tik mano suvokimas buvo kitoks, tai yra, kad aplinkybės gali keistis, jos nėra amžinos. Ir jeigu aš imsiuosi sąmoningo veiksmo, daryti kažką tai, keisti aplinkybės, jos keisis, jos negalės likti tokios pačios, kaip buvo. Aš pradėjau tą daryti ir aš pradėjau savo veiksmais keisti aplinkybės. Ir aš pakeičiau jas tokiomis, kokių man norėjusi. Ir jau nuo tol aš gyvenau kitokių įsitikinimų. Pas mane yra jau taisyklė ne tai, kad gyvenk pagal aplinkybės, gyvenk kaip aplinkybės tau leidžia, bet gyvenu taip, kad aš pirmą nutariu, ko aš noriu, kokia yra mano vizija, kokio tikslo aš siekiu, ir aš imuosi veiksmo. Ir jeigu man aplinkybės maišo, tai yra mano kliūtis, aš tada su jomis elgiuosi kaip su kliūtimi, kurią reikia pašalinti. Ne su ta kliūtimi, kuri mane stabdo, kuri yra ženklas stop, bet kliūtimi, kurią reikia peršokti, kurią reikia apeiti, kurią reikia peršliaužti, prasibrauti, kažkokiu tai būdu ją pašalinti, tam, kad aš galėčiau eiti toliau. Ir aš taip gyvenu jau 23 metai po autoavarijos. Ir viskas prasidėjo nuo tos gražios vasaros dienos, kada aš supratau, kad mano gyvenimas priklauso ne nuo aplinkybių, bet nuo manęs. Nuo manęs, ką aš darysiu. Ir aš noriu įkvėpti ir jūs. Jūsų gyvenimas yra jūsų istorija. Neleiskite aplinkybėms parašyti tos istorijos. Žinoma, jūs galite tą padaryti. Mes turime pasirinkimą.
arba gyventi taip, kaip išorinės aplinkybės sukuria ir tiesiog, yra kaip yra, arba tiesiog pasakyti, aš kursiu savo gyvenimą taip, kaip aš matau, kokia yra Dievo valia ir mano pasirinkimai. Kas parašys mano gyvenimo istoriją. O ne aplinkybės, ne kažkieno kito veiksmai, bet mano. Jūs galite paimti rašiklį į savo ranką ir pradėti keisti tas aplinkybės, keisti savo istoriją. Ir viskas priklauso iš tikrųjų nuo jūsų. Tad paklauskite savęs, ko jūs norite, koksai turi būti gyvenimas, koks turi būti jūsų verslas, kuo jūs norite tapti, kokie yra galimi būdai tą padaryti, ką konkrečiai turite daryti, kad tai įgyvendinti. Ir koks pirmas tikslas, kuris bus pirmas žingsnis link tos didžiosios vizijos įgyvendinimo. Ir imkitės veiksmo ir jūs pamatysite, kad gyvenimą galima iš tikrųjų sukurti pačiam savo veiksmais, o ne tai, kad aplinkybės tiesiog jos kūrė tavo gyvenimą. Tad sėkmės ir aš palinkėsiu viso geriausio ir iki kito karto.